Toliau jis manęs prašė jums papasakoti tokį įvykį, kuris atsitiko prieš 30 metų Oberkalėje įvykusioje moksleivių ateitininkų stovykloje Vokietijoje. Ten jaunas Vytautas Vygantas gavo progą kalbėti apie ateitininko pareigas. Ir kaip jis tą savo prakalbą baigė, tai tuo metu jaunas Miuncheno gimnazijos mokinys Kęstutis Trivakas priėjo ir pasakė, ir aš čia cituoju, kalbėti tai gali gana gerai, bet apie dalyką tai nedaug išmanai. Vygantas labai bijojo, kad aš bandysiu skaityti žodis į žodį. Rašiausi skubėdamas, gal kai ką reikės ir savai žodžiais čia bandyti atkurti. Brangus Dievo tautos bendraminčiai. Pradėdami dabarties žvilgsnį į atsinaujinimą, kontrastuokime save su tais, kurie ideologiškai mums yra priešingi. Juk tiesa, kad ateitininkai visada arba bent periodiškai siekia savo rėmuose atsinaujinti. Gi anie lyg ir tam nesuvokia reikalo. Žvelgime konkrečiai į studentų veiklą. Lietuvoje ateitininkai studentai veikė sąjungoje, jie veikė Vokietijoje nublokšti, vėl atkūrė sąjungą į Ameriką atvykę ir sąjungoje veikia studentai ateitininkai šiandien. O kaipgi su mūsų liberalais, liberalinės arba kairiųjų pažiūrų studentai? Lietuvoje turėjo savas korporacijas, atvykę į Vokietiją sukūrė šviesos sambūrį, Amerikoje atvykę įsteigė santarą, o dabar jeigu būtų gaji kairiųjų pažiūrų studentų grupė, esu linkęs tvirtinti, jog jie turėtų naujus organizacinius rėmus. Iš čia ir iškėja viena svarbių ideologinės diferenciacijos žymių. Mes pripažįstame principus ir jų tęstinumą, prieš mūsų įvykusios pradžios prasmingumą ir norime toliau augti, tobulintis, ieškoti amžinos tiesos ir dabarties išraiškų harmonijos. Savaime suprantama, kad atsinaujinimas tokioj padėtyje ir reikalingas, ir reikšmingas. Jiegi dažniausiai pradeda nuo savęs ir todėl jiems atsinaujinimo idėja retkartinė, gal net visai svetima. Nereikėtų to mums užmiršti, idant vieni kitus geriau suprastume. Kaipgi apibūdinti atsinaujinimą? Gal verčiausia būtų tenkintis Laterano susirinkimo pasisakymų, kad kiekvieno bažnyčios atsinaujinimo esmė yra didesnė ištikimybė jos pašaukimui.